Tai va, žinai, įsivaizduokit, moterų buvo apie 100 000, per milijardą metų, ar ne, per 700 planetų gyvenau moterim apie 100 000 kartų, supranti. Gyvenau moterim apie 100 000 kartų. Tai vienas yra dalykas, kad jeigu aš susirandu porą, spėkit, kas atsitinka. Žmonės, kurie su manim gyvena, negali džiaugtis ramybę. Nes tie, kurie mane prižiūri, ir tie, kurie mane augina, ir tie, kurie manimi rūpinasi, yra po padidinamuoju stiklu. Taip yra todėl, kad aš esu labai stipriai neįgalus ir mane pažįsta visa visata. Mane pažįsta ne tik žmonija, ne tik bitės, ne tik gyvūnai. Mane pažįsta visa visata, supranti? Tai va, mane pažįsta visa visata. Ir jeigu aš susirandu širdies draugę ar draugą, tai va, tą gražuolę Dariją, jinai kentėjo. Aš mačiau, kaip jinai dirbo. Ją siuntinėdavo nuo vieno objekto prie kito, nuo vieno paciento prie kito. Tai tokia Žaneta ir tokia Darija. Aš mačiau, kaip jos vaikšto, jos visą laiką vaikšto. Ta Žaneta prieš metus atrodė tokia jaunutė graži, šiais metais ištekėjo, veidas pasikeitęs, raukšlės ant veido, žinai, žvilgsnis kaip žudiko, žinai, visa pikta, nepatenkinta. Tai va, tai reiškia, kad jeigu žmogus taps mano partneriu, o tai įmanoma tik tada, kai esu moteris, supranti? Mano motinos jautė, kad aš esu neįgalus. Dėl šitos priežasties neįgalus vyrukas gimė moterimi, todėl kad jis yra neįgalus. Ir jeigu jis susiras moteriškos lyties atstovę, tai ta moteris jį nužudys, supranti? Moteris mane būtų nužudžius. Tai va, moteris mane būtų nužudžius, supranti? Moteris mane nužudytų. Visais būdais, ir psichologiškai, ir morališkai, ir fiziškai. Ir sekso požiūriu aš būčiau negyvas, žinai. Tai va, aš esu dalelė, kurią pažįsta visa visata. Dėl šitos priežasties mano antrosios pusės sunkiai dirba. Ne todėl, kad darbas sunkus, o todėl, kad visi kiti žmonės mokosi prieš juos. Visi kiti žmonės prieš juos susimoko. Ir puola mano artimą žmogų, supranti? Visi kiti žmonės prieš juos susimoko ir puola mano artimą žmogų dėl to, kad jis auga ir keičiasi kartu su manimi. Ir tai dažniausiai būdavo tada, kai aš buvau moteris mergina. Supranti? Kai aš buvau moteris mergina ir aš buvau labai graži panelė, mano antrosios pusės būdavo labai, ne tai, kad jie dirbdavo daug. Supranti, va čia yra šešėlinis internetas. Čia yra šešėlinis internetas. Mano antrosios pusės jausdavo pyktį ir planą, persekiojimą dėl manęs. Supranti? Dėl manęs mano antrosios pusės jausdavo tai, kad jie turi daug nemalonumų ir tie žmonės, kurie su manim gyvendavo kartu, pavirsdavo marozais. Marozai tai yra jaunuoliai, gražuoliai, kurie gyvendami kartu su manim keičiasi ne todėl, kad jie taip nori, o todėl, kad aplinkiniai iš jų tyčiojasi, supranti, šešėliniam internete. Šešėliniam internete visi aplinkiniai iš mano artimųjų tyčiojasi, nes žino, kad gimiau čia ir gyvenu pas juos. Tai būdavo paskutiniam gyvenime. O kol gyvenau Rusijos federacijų, aš neturėjau mamos ir neturėjau tėčio. Taip. Kai gyvenau Rusijos federacijų, aš neturėjau nei mamos, nei tėčio. Nei mamos, nei tėčio neturėjau. Todėl man tai buvo atostogos. Gyvenimas Rusijoje man buvo atostogos, nes neturėjau nei mamos, nei tėčio. Neturėjau nieko. Jokių artimųjų. Nei brolių, nei seserų, nei tėvų nieko neturėjau. Gyvendamas Rusijos federacijoje. Bet tai buvo ir keli paskutiniai gyvenimai. Ir žinai, ką aš pastebėjau keisto? Kad kai tu turi tėvus, tai taip kažkaip labai keista, žinai, kas būna keista? Kad tie gyvenimai tampa tokie sunkus, klaustrofobiški, depresuoti,
tie santykiai su žmonėmis kažkaip, žinai, pasikeičia, tave visi nori užmušt, o jeigu esi panelė, tave visi nori išprievartauti. Ne todėl, kad Vygintas Varnas taip pasakė, o todėl, kad tas gyventojas yra neįgalus vyrukas moters kūne, supranti? Ir, tarkim, mano vyras ten pasikeičia į Marozą, aš jį metu, nes jis jau yra labai piktas dėdas, ne dėdas, jis yra labai piktas vyras, žinai, tas Marozas, douchebag, bandit, gangster. Tai va, mano vyras yra labai piktas Marozas, žinai, labai piktas douchebag, žinai, angliškas terminas. Bet pavyzdžiui, žinai, šitą. Tada antras vyras jau yra gangsteris ir labai piktas ir labai agresyvus, žinai. O trečias vyras yra mafiozas arba prezidentas. Supranti, mafiozas arba prezidentas. Į valstybės vadovus eina mafiozai. Suprantate tokį dalyką? Valstybės vadovais tampa mafija. Ir paskui tokius kaip aš naikina ir kelia jiems terorą. Į valstybės vadovus renka mafija. Supranti? Mafukai yra valstybės vadovai. Va šito valdžia tikrai nenori girdėti, kad valstybės vadovai priklauso mafijai. Tai yra dauguma valstybės vadovų. Pavyzdžiui, Winstonas Churchillis, jisai buvo mafiozas. Jisai turėjo tokį automatą. Jisai buvo prezidentas. Ir jis buvo mafiozas. Toliau kas? Emanuelis Makronas gal ne, bet pavyzdžiui, tokie, supranti, ne prezidentai, bet valstybės vadovai tampa, aukšti pareigūnai tampa, mafiozais tampa aukšti pareigūnai, žinai. Ir kai moteris susiranda savo paskutinį vyrą jau pagyvenus, jau nebegraži ir baisi, žinai. Ir tokio moterim negalima tuokti su vyrukais. Supranti? Ir kai moteris pradeda senžinai, susiranda savo jau pagyvenus vyrą, žinai. Ar taip gaunasi, kad jis yra mafiozas. O tie mafiozai pradeda lysti į valdžią. Ir į valdžią įlenda nusikaltėliai, kurie yra labai pavojingi asmenys. Į valdžią įlenda nusikaltėliai. Tokie kaip Artūras Zuokas, žinai, mafiozas. Kas ten dar, pavyzdžiui. Gintautas Paluckas ir, jisai nežinai. Bet pavyzdžiui, to žinai, kaip ten tas Dainius, tas Dainius Kreivys, žinai. Dainius Kreivys, žinai, yra mafiozas. Aš matęs, kaip jisai ten su mafukais aš vieną kartą, eidamas į parduotuvę, pamačiau Dainių Kreivį, aš jį buvau sutikęs Gedimino prospekte. Toks mafukas, toks mafiozas, žinokit, toks jisai nusikaltėlis, banditas, blemba, žinai, tas Dainius Kreivys, žinai. Ir vieną kartą mačiau, kaip jis ten, atsiprašant, nepapirko, bet žinai, kaip jisai, žinai, ten laižo šikną tokiam vairuotojui, mačiau, tas Dainius Kreivys iš kažkur prie Fabioniškų gal gyvena, žinai. Dainius Kreivys, žinai, bliot, aš kaip pamačiau, tai toksai mafiozas. Ir mafijozai lenda į valdžią, o paskui tokius kaip aš žudo ir naikina, žinai, vyrukus. Ir leidžia gyventi tik moterim, kurias prievartauja ir kurias muša. O vyrukus visus nori išnaikinti, supranti? Visus vyrukus jie nori išnaikinti. Tai va. Va taip. O tie visi aktoriai, ten Čekas Norisas, jie yra moterų vyrai. Čekas Norisas yra moters vyras. Toliau, kas ten dažnai? Vilas Smitas yra moters vyras. Kas ten dar, kaip ten tasai, kaip ten, neįmanoma misija, blemba. Kaip, tas aktorius irgi yra moters vyras, žinai. Ir moteris aprašė ne tik mano gyvenimus per milijardą metų dainose, bet jos aprašė ir mano sutuoktinių gyvenimus, supranti? Jos aprašė ir mano sutuoktinių gyvenimus, mano partnerių gyvenimus. Ir kai gyvenau moterim, per milijardą metų buvo 100 000 gyvenimų moterim ir atsirado vyrų rūšis, kurie vadinami naujaisiais rusais arba marozais. Bet tai ne aš. Tai yra labai gražūs jaunuoliai, kurie su manim gyvendami patyrė depresiją ir terorą iš valdžios ir aplinkinių, iš kurių visi šaipėsi. Ir kuo labiau iš jų šaipėsi, tu jie tarėsi pavojingesni, supranti. Su manim gyvendami vyrai darėsi labai pavojingi. Nes aš buvau dalelė, dėl kurios atsirado visata, kurią išlaiko visata. Mano
draugai tapo marozais ir tada su jais skirdavausi. Bet jūs nesuprantat, kad priežastis yra ne vaikai. Priežastis tai yra tai, jog aš būdamas su savo partneriu, su savo partneriu vyru, būdamas su savo partneriu vyru, atsiprašant, jisai keitėsi ne dėl darbo, jisai keitėsi dėl šešėlinio interneto. Ir visi jį smaugia ne mane, smaugia mano draugą. Ir tada tas gražus jaunuolis pavirto baisių marozų. Dėl to, kad jisai buvo skriaudžiamas kitų ir prižiūrėjo mane. Žmonės supranta, kurie yra mano draugai. Ir tokiu atveju, jeigu aš rasiu merginą, o ta mergina bus negraži, jinai bus kurva, šliūcha, kekšė, žinai. Tai mano mergina bus tikrai, jinai bus kurva, šliūcha, kekšė, iš manęs ims visus pinigus, iš manęs ims visas daiktus, jinai iš manęs paims, viską paims, atims ir išsiskirs. Arba dar blogiau, lieps gyventi su ją stora. Tai va, aš supratau, jog šio bendrabučio kaimynai yra geri tuom, jog iš manęs neprašo pinigų. Nes jeigu iš tavęs prašo pinigų mergina, tai jinai iš tavęs atims paskutinius triusiukus. Jinai iš tavęs atims paskutinius triusiukus, supranti? Jinai visą laiką prašys pinigus, jis paskolink, žinai. Gersiu su ją vyną, žinai. Va todėl man ir negalima turėti pinigų. Tai yra ne pinigų, moterų. Todėl, kad aš liksiu be pinigų. Supranti? Aš liksiu be pinigų. Ir jinai mane paliks ir duosiu su kitais. Ir ta moteris, kuris su manim gyveno, Darija, jos vardas yra Darija, buvo Darija. Ta moteris dėl manęs kentėjo ir tapo panaši į vyrą. Jinai kentėjo dėl mano gyvenimo. Ją visi smaugia, darbėje visi smaugia. Jinai kentėjo ir sukūdo. Iš pradžių jinai stambėjo, paskui jinai kentėjo, jinai sukūdo, tapo bjaure, o tapo bjaure todėl, kad aplinkiniai kūrė jai nemalonumus šešėliam internete. Darijos pabaiga tai yra Alė, mano kaimynė, kuri dabar yra Panevėžio kalėjime, tai yra jos gyvenimo pabaiga. Ir tokia kita dar yra, tokia labai kūda. Ir jinai buvo labai kūda senatvėj. Senatvėj buvo labai kūda. Labai kūdas žmogus. Ir labai piktas ir bjaurus. Bet didžiąją gyvenimo dalį jinai buvo graži. Ir aišku, kai jinai pradėjo storėti, jinai tapo labai pikta. Jinai tapo labai pikta, kai pradėjo storėti dėl manęs. Tai va. Ir moteris yra pavojingesnės tuom, kad su jom sunkiau išsiskirti, vaikai lieka pas moteris, reikia mokėti alimentus. Dėl visų šitų priežasčių aš buvau moteris ir rinkdavausi vyrus tokius, po kurių aš išsiskirdavau ir ieškodavau kito partnerio, nes negalėjau gyventi viena, negalėjau gyventi vienas. Ir manimi visą laiką rūpindavosi vyrai, mafijozai, kurie tapdavo prezidentais ir valstybės vadovais.